paskaitos herojus bus Hegelis. Na, kadangi kai kalbėjo apie Hegelį visada iškyla ir kalbėjo apie prieštaravimus, iškyla galvoje Marksas, tai aš šį kartą prašau Marksą, kad jis ten kur nors pasėdėtų auditorijos gale ir jis labiau nepasirodytų. Aš tikrai noriu kalbėti tokiom hegeliškom tonacijom, kurios mane patį truputėlį stebina. Nes Hegelis yra tas, kuris mus išmokė, kad mes esam savo meto kūdikiai. Šiandien jau net turbūt kūdikiai tą žino, bet iki Hegelio tai nebuvo taip matoma ir mes po Hegelio suprantam, kad galim savo laiką suvokti mintimi, galim savo laiką suvokti idėjomis, bet mes negalim peržengti savo dabarties pasaulio ribų ir neįmanoma, kaip ten Hegelis sakęs, neįmanoma peršokti savo epochos, kaip ir įmanoma peršokti, man atrodo, upę jis yra sakęs. Tai yra, pasaulis yra nuosekliai besivystantis, panašiai kaip jūs nuosekliai rašot savo rašto darbus tiems, kuriems tai pavyksta padaryti. Ir pasaulis yra besivystantis protas, aš nežinau, kaip tą gaist verst, protas ar nuosekliai besivystanti dvasia, bet yra viena problema, kad šita dvasia pasaulinė, aš čia matau iš tikrųjų dvasią, nes čia visi šitie daiktai yra paliesti žmogaus proto, jo idėjų, tai šita auditorija visa iš to yra padaryta ir kai jūs matot daiktus, tai jūs matot ir tam tikras idėjas. Hegeliui tai sukėlė mintį, kad galbūt ir galima analizuoti vienu atžvilgiu daiktus, analizuoti kaip idėjas. Tai pasaulio istorija yra dvasios arena, nežinau, kuris iš jūsų norit ginčytis, nepaisant, kad šitas žodis yra dabar visiškai nemadingas, nes dvasia yra gamtos peržengimas, pagal Hegelį dvasia yra gamtos paneigimas ir dvasia yra tik tai, ką jinai iš savęs padaro. Vat šiandien jūs čia susirinkę 20 metų padarė tokį TSPMI, vėliau pagal Hegelį, neaišku, ar po 100 metų iš vis bus TSPMI, bet gamtoje to dalyko nėra, žmonių dvasios pasaulyje yra nuolatinis savęs peržengimas. Dvasia pati save savo priešina. Ta dvasios objektyvacijos idėja numato tą mintį. Tai yra, mes patys kuriam, padarom, esam patenkinti, bet vėliau paaiškėja, kad tai yra kliūtis, kad tai yra dalykas, kurį mes norim paneigti. Mes patys paneigiam tam tikrus dalykus. Galima sakyti, kad dvasia, kiek aš suprantu, Hegelį kovoja prieš save pačią, jį per idėjas, per idėjų sudaiktinimą reiškiasi laike. Tai yra, vyksta nuolatinis to, kas duota, kas yra duotybė neigimas, nes tai yra, kiek suprantu, Hegelį būdinga dvasios prigimčiai arba proto prigimčiai. Na, šitos paskaitos tema iš tikrųjų, va toks hegeliškas interpas, nes taip yra copy-paste nuo Hegelio, va šita prieštaravimo idėja ir tai, kad yra neigimas ir kad dalykai, kurie mums brangus anksčiau ar vėliau bus paneigti. Iš tikrųjų, aš imu iš Hegelio ir šitoje vietoje klausimas yra įdomus, kokie prieštaravimai būdingi mūsų laikmečiui. Tai toks Hegelio palikimo klausimas, mes turim bandyti suprasti, neaišku, kiek tai galima padaryti. Ir kur yra tos griaunančios tendencijos, kurios sutrupins tai, kas mums šiandien yra savaime suprantama, arba tai, kas yra šiandien brangu, kas mums atrodo, kad mes turim išsaugoti, bet dėja gali atsitikti taip, kad visa tai turės būti įveikta. Hegelio nuomonė tai ne šiaip, kad sunaikinti, bet vardan aukštesnio tikslo, pasakykime, supaprastintai ir sutrumpintai. Tai yra, norit ar nenorit, per prieštaravimus skiriasi dvasios pasaulis. Dabar norėjau ištartą žodį, kuris nekokią reputaciją turi, tai yra skiriasi pažanga ir mums reikia juos suprasti, šitos prieštaravimus. Hegelis naudoja tą gudriojo istorijos proto savoką. Ir tas gudrusis istorijos protas, kaip jis sakė, tas, kas šitoje auditorijoje dalyvauja, bet jis yra gudresnis už visus čia susirinkusius. Nepaisant to, kad esam mokslininkai, bet už mus jis yra gudresnis. Ir jis žaidžia su mumis, nes tie, kurie stovėjo Baltijos kely, jie visiškai nenorėjo remontuoti Airijos ar Ispanijos kelių. Šiandien, pagal Hegelį, dėja, gudrusis istorijos protas su jais paišdykavo. Jiem tenka daryti tai, kas visiškai nebuvo jų intencijos. Na, Špengleris vėliau, nenoriu aš liesti šito autoriaus, pasakė, kad visa vakarų civilizacija bus taip pat paneigta. Kiek suprantu, ponas Huntingtonas šiandien sako, tarptautinių santykių teoretikam bando įrodinėti,
kad būtent tai ir vyksta. Tik jo tokia ramesnė išlyga, S raidės pavidalu. Taip. Biški pakylam, bet vyksta vakarų civilizacijos neigimas. Tai yra, ir tai ir vyksta dvasios srity. Tai yra, vyksta dvasios srity, supraskite, ir technikos srity, ir kitose srityse, menų srity. Neliesiu šitų dalykų, įvadui užteks tiek, čia tokios prielaidos šitos paskaitos filosofinės. Mano tikslas yra parodyti mūsų dabartinio politinio mąstymo prieštaravimus ir aš dėmesį norėčiau atkreipti į 7 prieštaravimus, kadangi jubiliejinis renginys reikia rinktis patį geriausią skaičių. Aš nežinau geresnio skaičio kaip 7 ir iš tikrųjų aš manau, kad šiandien kas drasko mus čia Lietuvoje ir kas draskys visą vakarų pasaulį. Dabar, kaip pasakiau, būtojų laiku įsigandau, kas turbūt drasko čia. Tai yra prieštaravimai, kurie gali būti lemtingi vakarų politikai. Na, pirmas prieštaravimas, apie kurį aš norėčiau kalbėti, jis yra susietas su pilietinės visuomenės idėja. Aš žinau, kad Lietuvoje tai vienas didžiausių fetišų ir vienas labiausiai garbinamų dalykų. Visi kalba apie pilietinę visuomenę. Mano nuomonė, kad būtent pačioj pilietinės visuomenės idėjoje yra įtvirtintas labai didelis prieštaravimas. Tai yra, pati pilietinė visuomenė neleidžia skleistis mūsų pilietiškumui. Aš suprantu, ką sakau. Pilietinė visuomenė, taip kaip ją suprato Hėgelis ir kaip buvo pakeista jo samprata, jinai neleidžia skleistis mūsų pilietiškumui. Kodėl? Viena didžiausių Hėgelio klaidų, mano nuomonė, yra susijęta su jo požiūriu į pilietinę visuomenę. Hėgelis galvojo, ir kas bent kiek esat su juo susilietę, tą žinot, o pirmakursiai toj susilies ir tą žinos, kad valstybė dialektiškai įveikia, tai jinai pranoksta pilietinę visuomenę. Panašu, kad Hėgelis apsiriko ir šiandien vyksta priešinga tendencija, šiandien pilietinė visuomenė įveikia valstybę. Hėgelio schema buvo tokia. Šeima, iš tos pusės, šeima, pilietinė visuomenė ir valstybė. Tarp kitko mes apie pilietinę visuomenę šiandien galvojam hegeliškai, ta prasme, kad tai yra toliau tarpinė grandis tarp individų ir valstybės. Individai, kai privatus asmenys susirenka į kažkokią viešojo gyvenimo areną, kaip Jurgenas Habermasas pasakytų, ten diskutuoja apie bendrus reikalus ir vėliau žinią pasiunčia valstybei. Jie legitimuoja valstybę, kontroliuoja valstybę, perduoda savo dalykų supratimą valstybei. Bet nuo pat pradžių pilietinės visuomenės idėja, lygiai taip pat kaip ir laisvosios rinkos idėja, yra sugalvota kaip valstybę ribojantis dalykas. Šita idėja yra sugalvota apribot valstybei. Čia yra pilietinė visuomenė, yra sakoma, čia jau yra kažkas kita negu valstybė. Sakoma, kad piliečiai gali patys save valdyti be valstybės ir klausimas, ar tai nėra utopija. Šitas klausimas niekada nepasitraukė, ar ta pilietinės visuomenės idėja nuo pat pradžių nėra utopinė. Nenoriu veltis, nes mane domina prieštaravimas. Kur čia yra prieštaravimas? Yra norima, kad visi piliečiai būtų aktyvūs. Atkreipkite dėmesį, jie, kai ateina iš privačios sferos į viešąją tą sferą, yra nuolatos Lietuvoje šita mitologija egzistuoja, kad jie turi būti aktyvūs. Bet būtent pilietinė visuomenė ir neleidžia to padaryti. Kodėl? Kadangi manęs laukia dar 6 prieštaravimai, dabar aš turiu pasakyti trumpiau, kodėl to neleidžia padaryti ir aš cituoju Hėgelį. Atsakymą galima rasti Hėgelio darbuose. Hėgelis sako, citatos pradžia, pilietinėje visuomenėje kiekvienas savo tikslas, o visa kita jam yra niekas. Pilietinėje visuomenėje kiekvienas savo tikslas, o visa kita jam yra niekas. Tai yra, pilietinė visuomenė skatina ne tik politinį aktyvumą, kurio mes norim, bet ir skatina jo paralyžių. Tokia yra šitos buržuazinės pilietinės visuomenės prigimtis.
Tai ir savo privačiais interesais besirūpinantis piliečiai, Hėgelis, man atrodo, ten naudoja tą savoką poreikių sistemą, pilietinė visuomenė yra poreikių sistema, ir savo privačiais interesais besirūpinantis piliečiai, jie tampa abejingi valstybei ir jie tampa abejingi politikai. Jie rūpinasi savo asmeniniais poreikiais, jie nepažeidinėja žmogaus teisių, jie gerbė teisę, bet šalia to jie pradeda šalintis nuo politikos, pradeda šalintis nuo valstybės. Pilietis tampa vartotoju, pilietis tampa ekonominiu žmogum ir ryškiai šitas ekonominis žmogus, kuris irgi yra pilietis, jis ryškiai skiriasi nuo Aristotelio politinio žmogaus. Tai yra pilietinės visuomenės idėja nesunkiai įgauna depolitizuojantį pobūdį. Truputėlį ir šita idėja pradeda veikti kaip depolitizuojantis veiksnys. Individai nori, kad liktų kuo mažiau politikos, mes norim, kad būtų kuo mažiau valstybės, nes mes tada jaučiamės laisvi ir mažiau suvaržyti. Jie nori, kad valstybė ir politika veiktų kaip gerai sutvarkytas mechanizmas, kad jiem nereikėtų sukti galvos, be didesnių kokių nors pačių dvasinių pastangų. Kaip mažai mes suprantam pilietinės visuomenės prieštaringumą. Dar kartą sakau, viena pusė šita visuomenė yra sugalvota tam, kad jinai iš tikrųjų parodytų piliečių sugebėjimą patiem veikti ir perduoti šitą žinią valstybei. Bet yra kitas ragas. Jinai gali veikti visiškai ne taip, kaip norėjo Hėgelis, į valstybės pusę. Bet jinai gali apsisukti ir, man atrodo, taip yra. Jinai veikia visai kita kryptim. Tai yra pilietinė visuomenė gali būti paneigta ne tik valstybės, bet ir individų. Hėgelis manė, kad ją paneigs valstybė. Bet mano nuomonė, ir mes tą matom, ją neigia ir individai. Hėgelis apsiriko. Šiandieniniam individam, ar tai vakaruose, ar Lietuvoje, kaip mes greit pavijom, jiem nereikia ne tik valstybės, bet didžioji Hėgelio klaida. Nebereikia jau net ir kito tarpininko žmonių santykiuose, šeimos. Tai yra, individai ją išskaido į privačius interesus, ją išskaido į kontraktus. Kadangi dalyvauja Mantas Adomėnas, noriu pasakyti, kad Lietuvos konstitucinis teismas įtvirtino šitą skaidimo procesą aukščiausių lygių. Ir reikia pasakyti, kad tai yra daroma jau ne tik Lietuvoje. Tai yra bendra tendencija. Nebenorima dalykų, kurie tarpininkautų žmonių santykios. Ar tai būtų valstybė, ar tai būtų šeima. Valstybė reiškiasi tik per piliečius. Aš nežinau, kaip kitaip galėtų reikštis. Šiandien mes jau bijom Hėgelio samprotavimo apie valstybę. Na, iš tikrųjų, ten, aš žinau, seminaruose Hėgelio, kai perskaito, kad valstybė yra dieviška ir valstybė yra šventa, bet gerai bijokim. Bet mes tada prarasim pusiausvyrą ir mūsų visuomeninio gyvenimo laivas pakrypsta į individo pusę. Visiškai aš ne už tai, kad reikia garbinti valstybę, bet nemažiau blogas dalykas yra prarast pagarbą jai. Ir manau, kad nereikia turėti iliuzijų, kad pilietinė visuomenė nėra patikima politiškumo saugotoja. Minimum tai yra prieštaringas tendencijas slepiantis reiškinys. Kada kalbėjau apie pirmą prieštaravimą, aš noriu pasakyti, kad tai yra ne taip, kaip Lietuvoje įpratę, vienareikšmiškai, kultiškai, garbint šitą pilietinę visuomenę. Tai yra geras dalykas, bet jo viduje įmontuota tendencija, kuri iš tikrųjų yra neigianti tai, ko mes trokštam ir ko mes norim. Vat pirmas prieštaravimas. Antras prieštaravimas. Gal per daug užsimojau su 7, dabar įsigandau. Antras prieštaravimas. Antras prieštaravimas yra susietas su požiūriu į suverenitetą. Šito niekada dalyko garsiai nebandžiau, čia premjera. Bet kuris studijavot politikos filosofiją ir studijavot Jean-Jacques Rousseau, jūs žinot tą garsųjį pasakymą, kad suvereniteto negalima atsisakyti. Suvereniteto negalima atsisakyti. Galima atsisakyti valdžios, bet negalima atsisakyti suvereniteto. Nes suverenitetas yra nedalomas, bet įdomiausias dalykas, kuris šiandien vyksta, jis yra nuolatos dalomas ir tam yra sugalvota daugybė pateisinimų, kaip šitą suverenitetą dalinti. Noriu pasakyti,
Man patinka Wendy Brown praeitų metų knygos aiškinimai ir truputėlį mane yra nustebinę. Suvereniteto savoka Sirvydo žodyne lietuviškam vienam pirmųjų, kur pasirodo, tai yra viešpats savoka arba visa darantis pats. Visa darantis pats, toks substancialumo pabrėžimas. Suvereniteto idėja politika yra atkeliavusi iš teologijos ir jinai yra nusižiūrėta pagal Dievo idėjos atitikmenį. Ir Ruso sakė, kad jeigu mes atsisakom suvereniteto, kas skaitėt, tai jisai sako, mes sukūrėm fantastinę būtybę. Tie, kas bando atsisakyti suvereniteto, sukuria fantastinę būtybę. Aš suprantu, kad jūs turit vaizduotę, bet Ruso šitoje vietoje parodo savo vaizduotę, kaip atrodo ta fantastinė būtybė. Tada yra sukūriamas žmogus, Ruso sako, iš kelių kūnų. Vienas turi akis, kitas turi rankas, trečias kojas ir nieko daugiau. Vat galite įsivaizduoti, ką duoda pastangos atsisakyti suvereniteto. Mes šiandien suprantam, kad, manau, visi suprantat, jeigu čia būtų ilgesnė diskusija, norit ar nenorit, apie politiką neįmanoma mąstyti be suvereniteto idėjos. Bet mes randam daugybę priežasčių šitą idėją užmiršti, ją apribot arba su šitą idėją eksperimentuoti. Ir tas, kuris yra pagrindas politinio mąstymo, jisai tampa įkaitų ir pastumdėlių. Nuolatos girdisi žodžiai apie suverenitetą, toliau yra kalbama apie suverenitetą, tačiau jau žodžiai apie tai, ko likę mažai arba kas jau yra sunykę. Aš noriu pasakyti, kad mums šiandien turbūt yra svarbiau ekonomika, netgi čia sociologinės apklausos Lietuvos rodo, kad mums jau yra svarbiau ekonomika, o ne politinis suverenitetas. Nelabai tas stebina, bet suverenitetas net ir norint yra tai, ko negalima atsisakyti. Jeigu norit iš vis dar kalbėti apie politiką. Vos tik mes tai padarom, tarkim, atsisakom suvereniteto, tada tas dalykas, vardan kurio bus atsisakyta suvereniteto, ar tai būtų ekonomika, ar tai būtų bet kas kita, jisai užims suvereno vietą. Jis taps suverenu. Tai prieštaravimas. Mes dalom tą, kuris iš tikrųjų yra nedalomas. Ir suvereno vietą užleidžiam tam, vardan ko tai yra daroma. Šita vieta tuščia niekada nebūna. Labai sunku valdyti šalį ir kai prarandi jos ribų, tiek geografinių, tiek dvasinių supratimą. Aš manau, kad dabartinė Lietuva yra to dalyko įrodymas. Na, kartais atrodo, kad ES nuoširdžiai rūpinasi Lietuvą. Bet kartais kyla įtarimas, kad Vokietija šią sąjungą pavertė savo 27 landtagais. Kartais taip, kartais kitaip. Jeigu žmogaus teisės yra aukščiau valstybės suvereniteto, tai tampa neaišku, kas yra politika. Kodėl? Todėl, kad suverenitetas yra politiškumo pagrindas. Joks politinis darinys negali skleistis be ribų. Valstybė yra būtinas apribojimas geografiniai erdvėj, plus apribojimas žmonių galvose, žmonių prasmės. Apribojimas kaip kažko, dabar visgi pasakysiu, nors galvoju, nes kaip kažko švento ir nedalom. Antrasis pasakymas iš Ruso paimtas, nuoroda į jį. Ir šiandien mes bandom politiką kurti be suvereniteto idėjos ir panašu, kad mūsų valstybės yra postsuverenios. Kada madinga dabar viską kalbėti apie mūsų valstybės yra postsuverenios valstybės. Bet tai neįmanoma. Amerikiečiam patinka ribų nežinanti laisvoji globali rinka. Bet jūs pažiūrėkit, tuo pačiu metu jie savo ribas su Meksika, savo suverenitetą saugo gelžbetonių ir metalų tikra fizinė siena, kuri nei kiek nenusileidžia Izraelio statovom sienom ties Betlėjum. Atkreipkite dėmesį, kuo labiau niokojamas suverenitetas, tuo daugiau gelžbetonių ir metalo. Sienos, ribos. Mes norim prieštaringų dalykų. Mes norim iš tikrųjų, matom, kad pasaulis jau netelpa,
šitoj formai. Pasaulis yra platesnis negu tie suverenitetai, kurie egzistuoja, bet kita vertus, mes negalim apie politiką mąstyti be šitos savokos. Kol kas. Trečias prieštaravimas, į kurį noriu atkreipti dėmesį. Trečias prieštaravimas yra susietas su demokratijos idėja. Demokratijos idėja yra prieštaringa. Na, demokratijos idėja yra pagrįsta mūsų norų patiems save valdyti, bet kadangi to negalim visi čia susirinkusiai daryti, tai tada išrenkam savo atstovus. Tada atsiranda iš demokratijos atstovaujami demokratija. Išrenkam tie, kurie yra geriausi iš mūsų, kurie yra mūsų elitas. 18 amžiaus pabaigoje tai buvo sakoma. Vietoj monarchų dabar valdys geriausi kiek iš mūsų. Nu, tokia yra idėja. Aš suprantu, ką jūs jau turit. Aš žinau, kaip jūs mylit geriausius iš mūsų, kurie yra mūsų parlamentas. Tokia yra idėja, tačiau tai tik viena idėjos pusė. Prieštaravimas pradeda išlyst pamačius, kad mes nuolatos esame nepatenkinti savo pačių išrinktais atstovais. Nuolatos. Savo rankomis sukuriam tą, kuris yra mūsų pykčio, nepasitenkinimo, noriu pasakyti, kad savo rankomis kuriam tą, kuris yra mūsų pykčio, nepasitenkinimo ir pagiežos objektas. Mes raginam pasitikėti savo pačių išrinktą valdžią, nuolatos raginam pasitikėti valdžią, bet tuo pačiu metu mes nuolatos gyvenam nepasitikėjimu ta valdžia, kuri yra išrinkta mūsų pačių. Atsiranda demokratija numeris 1 ir demokratija numeris 2. Tai yra pirmoji pasirodo, kai mes renkam savo atstovus, antroji, kai bandom suvaldyti savo pačių išrinktus atstovus. Prancūzų politikos teoretikas Pieras Rosanvalionas sugalvojo tokį keistą apibūdinimą, kad mes gyvenam dabar kontrdemokratijos laikais. Paskutiniu metu, paskutinėse knygos jis kažkaip jau šito atsisakė, nes pradžioje jam patiko, bet vėliau aš turiu įtarimų, kodėl jis tą daro, kad jo taip netraukia. Tai yra tam, kad veiktų pasitikėjimų grindžiama rinkimų demokratija, mes turim kaip kontrpriemonę turėti nepasitikėjimo demokratiją. Ir piliečių apklausos rodo, kad lietuviai šiandien nepasitikė savo valdžia, bet šita valdžia ir toliau yra valdžia, nes reikia sulaukti vieno paprasto dalyko, įstatymų nustatytos naujų rinkimų datos. Mūsų valdo mūsų klaidingas pasirinkimas ir nepasitikėjimas. Arba yra pasikeitusios valdžios legitimacijos formos. Kiek žinau, Rosanvalionas paskutiniai knygoje bando šitą kelią. Kai ateis nauji rinkimai, tada, žinot, kas atsitiks? Tada piliečiai balsuos visgi ne už, o balsuos prieš ir eilinį kartą nudegs rankas. Bus balsavimas prieš, o ne už ir tada po metų laiko, kai baigsis medaus mėnuo rinkimų, jie vėl bus nepatenkinti valdžia ir tada Vilmorus apklausos jums parodys matematiškai, kaip tai atrodo. Na, kuo tai yra pavojinga? Nesunkiai gali būti peržengta riba, kai piliečiai iš vis nebemoka nieko kito. Gali būti. Platonas čia įspėjęs yra apie tą dalyką, kad jie nebemokės nieko kito, vien tik neigti ir nepasitikėti. Ir šita keista politiškumo forma, kuri yra vadinama demokratija, nuolatos balansuoja ties apolitiškumo riba. Ties riba, kai yra norima pasitraukti visiškai iš politikos. Demokratiniai rinkimai įgauna pamažu vis labiau ritualinę prasme, kai mes trumpam pasijuntam vieningi, tačiau gana greitai nustoja legitimuoti valdžios vykdomą politiką. Apklausos tą rodo. Nėra legitimacijos. Tai reiškia, legitimacija yra kažkokia kitokia, bet neliesiu šito klausimo. Tai yra, mes susidūrėm su didelėmis valdžios legitimumo problemomis, bet mes nenorim kol kas šito savo pasakyti ir didelė klaida manyti, kad demokratija neturi savo patologijų. Demokratija yra prieštaringa. Aš gimiau ir užaugau Sovietų sąjungoje ir galiu pasakyti, kad Sovietų sąjunga buvo demokratijos patologinis kūrinys. Demokratijos patologijų kūrinys. Sovietų sąjungoje buvo demokratija, bet savo patologinę formą. Ketvirtas prieštaravimas.
Ketvirtas prieštaravimas yra susietas su santykiu. Su santykiu tarp, čia Delfis išsunkė dar ten. O ten tai klausimai. Ketvirtas prieštaravimas yra tarp liberalizmo ir demokratijos. Čia trumpiau, kadangi apie tai jau esu rašęs. Liberalizmas ir demokratija yra skirtingos filosofijos, net tada, kai jos yra apjungiamos į vieną filosofiją, kuri vadinama liberaliaja demokratija. Aš suprantu, kad mes visi pripratom prie liberaliosios demokratijos termino, bet aš manau, kad tai yra skirtingos filosofijos. Kuo jos skiriasi? Pirma, trumpai, kadangi jau reikia trumpinti, liberalizmas saugo, riboja ir gina. Nėra geresnės ginančios individą priemonės kaip liberalizmas. Tai yra kaip domestos, nežinau kaip kas, tai yra pati galingiausia priemonė prieš visokius mikrobus, kurie gali pasikesinti į individo laisvę. Bet dar yra demokratija. Demokratijos uždavinys yra kitoks. Demokratija vienyje. Demokratija plečia. Demokratija kuria mūsų bendrumą. Demokratija išauga iš mūsų bendro gėrio supratimo ir bendrų prasmių. Liberalai, atkreipkite dėmesį, gina moralinį individualizmą ir aš manau, kad šitoje auditorijoje visi tą žinot. Demokratai turi rūpintis bendruoju gėriu. Tai yra demokratijai reikia kolektyvinio subjekto. Tai yra užfiksuota žodyje demos. Deja, tai žodis nėra, kuris nurodytų individą. Žodis demokratija nurodo į demosą, į liaudį, į tautą, į kažkokį kolektyvinį subjektą. Liberalam pirmiausia rūpi klausimas, kiek valdžia kišasi į individo reikalus. Jeigu reikia, aš čia galiu nurodyti, man atrodo, seras Berlinas savo šitam keistam straipsnį dvi laisvės savokos, taip sako. Tuo tarpu demokratus domina truputėlį kitas klausimas. Jos domina klausimas, kas mūsų valdo, kokia yra mūsų bendroji valia. Ir liberalai visada atsargiai žiūri demokratiją, aš suprantu liberalus, kodėl jie taip daro. Tai yra gera priemonė, jie visada sako, bet demokratija gali tapti liberalizmo neigimu. Nenoriu plėstis prie šito dalyko, trumpai priminsiu 1933 metų Vokietiją ir tai yra ryškiausias įrodymas ir toliau šitos temos nevystysiu. Na, iš tikrųjų, demokratinės procedūros ir pati demokratija. Arba tada jau prigalvojama yra masė teorijų, kuriuose yra įmontuotas liberalizmas į vidų taip, kad demokratija nikrus negali be liberalizmo, nes tada atsiranda tas argumentas, Kinija sako, pas mus irgi demokratija, bet kitokia. Rusija sako, pas mus irgi yra kitokia demokratija. Tai kiek tų demokratijų? Tai sako, viskas normalu. Kiek demosų, tiek ir kratosų. Kiek valdymo formų. Penktas prieštaravimas yra susietas su tautinės valstybės idėja. Mums atrodo šiandien, kad tauta nebegali būti suverenu, kad tauta per ankšta, kad prieš mus atsivėrė visas pasaulis. Bet problema yra ta, kad mes nežinom, kas ją gali pakeisti. Mes norim paneigti tautinę valstybę, bet tai, kas siūloma vietoj tautos, neleidžia sukurti jokios kol kas patvaresnės politinės formos. Ypač politinės formos, kuri būtų verta demokratinės politinės formos vardą. Na, ES vargai su demokratija tegul būna tokia rami nedramatizuota nuoroda į šitą dalyką. Tai yra, mums šiandien atrodo, kad tauta yra fikcija, nes, žinot, pozityvaus proto žmogui, aš suprantu, tautos nėra. Kas nors matė tautą, kad jinai ateitų į Čili pizzeriją? Tauta neateina. Geriausiu atveju atskiri individai. Tauta yra fikcija, kurios niekas nematė, neapčiuopiama ir todėl jinai šiandien daug apie tai yra kalbama. Bet labai keistas dalykas, kas atsitiko, kai XIX amžiui, ypač lietuviai,
XIX amžiaus antroji pusė ir XX amžiaus pradžioje buvo kuriama nauja Lietuvos valstybė vietoj žlugusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės imperijos. Zenonas Norkus vietoje čia sufleruoja. Pavadinkim, imperijos mums tauta kažkodėl tai neatrodė fikcija. Ir netgi tie, kurie rašė ten poezijos kūrinius, mums atrodė kaip tikra pati tikriausia realybė. Kodėl viskas pasikeitė šiandien? Tauta padėjo įtvirtinti demokratiją, bet šiandien mes norim demokratijos be tautos. Aišku, susipjovė, bet to tauta susipjovė su demokratija tam tikrų laikotarpių. Klausimas, ar mes nepjaunam šakos, ant kurios sėdim. Ir Lietuva pamažu sugrįžta, mano nuomonė, į Motiejaus Valančiaus laikus, kai mes buvom tas toks trumpas tarpas, tarp Lietuvos didžiosios, kai Žemaičių vyskupas gelbėjo visą šitą tautą, kai mes buvom tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kuri pasitraukė į nebūtį ir dar liko žmonių galvose, ir modernios tautinės valstybės, kurią gydrusis istorijos protas Lietuvai leis sukurti 1918 metais. Buvusi tikėjimo objektų, šiandien tauta tampa fikcija. Ir čia hegeliškai aš matau, kad 21 amžiaus pradžios tendencijos paneigia tai, kas buvo kuriama XIX amžiui. Mūsų dvasia šiandien, kaip nekeista, jaučiu didelį argumentą Hegelio naudai, mūsų dvasia šiandien susvetimėja savo pačios atžvilgių. Tai yra visiškai pagal Hegelį vyksta mūsų susvetimėjimas mūsų tėvų kūrėjų, kurie kūrė šitą valstybę, jos filosofiją atžvilgių. Ir visiškai pagal Hegelį neaišku, o kuo visa tai baigsis. Ką mums ruošia gudrusis istorijos protas šitose teritorijose. Kauno Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas Šarūnas Liekis šiuo metu kūrė kosmopolitinio primityvizmo filosofiją. Jo nuomonė, cituoju Šarūną, 1. Tautiškumo terminas nevartotinas. 2. Būtina kalbėti tik apie valstybę. Mano nuomonė, šitie samprotavimai yra pagristi elementariausia, labiausiai primityvia klaida. Jeigu lietuviai XIX amžiui nebūtų suvokę savęs kaip tautos, tai jie nebūtų sukūrę valstybės. Tauta yra ne tik kultūrinė, bet ir politinė forma. Žmonija nėra politinė savoka. Žmonija taps politinė savoka tada, kai mes pirmą kartą su marsiečiais susidursim. Ar kitų planetų atstovais. Ir kai turėsim su jais konfliktų. Tada žmonija taps politinė savoka. Amerikiečiai šiandien stipriai studijuoja Hegelį. Man patinka, tikrai mačiau netyčia daug darbų, kur skauda amerikiečiam galvą studijuojant Hegelį. Amerikiečiai studijuoja Hegelį ir kodėl. Aš jums pakartosiu lemtingą dalyką. Amerikiečiai sudrebė šitoje vietoje, bet tikiuosi, čia nėra amerikiečių. Tauta kaip valstybė yra dvasia. Kas nors turit prieš? Ne. Istorija yra dvasios formavimo įvykis. Dvasios vystimasis vyksta pakopomis. Kiekviena pakopa turi savo principą. Dvasios apibrėžtumą. Ir tai atstovauja tautos dvasia. Hegelis taip galvoja. Tautos veikia kaip pasaulinės dvasios plėtros veikėjai. Visada pasaulinė istorija yra viena tauta, kuri yra viešpataujanti tauta, kuri stumia pasaulinę istorijos dvasią ir jinai pasitrauks, nes šitos dvasios raidos logika nesutampa tik su šita tauta. Amerikiečiai pergyvena, kada pasaulinė dvasia juos nurašys kartu su šita epocha. Ir, tai yra neišvengiama. Žinot, Ameriką kažkas paneigs. Vargšai italai dabar žiūri savo Romos imperiją ir turės pergyventi. Jie pergyvena tą patį, kas laukia Amerikos piliečių, jeigu aš teisingai suprantu Hegelį. Kokia didelė Romos imperija buvo ir kas dabar yra šita Italija. Bet niekas negalėjo patikėti, kad amžinoji Romos imperija galės pavirti
į Italiją. Bet lietuviai turi prisiminti kitus Hegelio puslapius. Cituoju Hegelį. Pasaulinėje istorijoje galima kalbėti tik apie tokias tautas, kurios sukuria valstybę. Citatos pabaiga. Šarūno Liekio atveju šito Hegelio teiginio neįmanoma perskaityti. Dabar žiūrėkit, šitą Hegelį teiginį bandau skaityti su Šarūno pagalba. Skaitau taip. Pasaulinėje istorijoje galima kalbėti tik apie tokias, Liekis draudžia sakyti tautas, šitoje vietoje reikėtų pasakyti apie tautas, kurios sukuria valstybę. Kas sukuria valstybę? Kas yra suverenas? Jūs galite ieškoti kitų variantų, bet aš nežinau, ko trukdo šitas variantas ir jis netrukdė daugelį amžių. O kad nuramint liberalus, aš noriu pasakyti, kad aš tikrai, kad Hegelis yra laisvės filosofas, va čia kas norit paskaitykit, Džonas Rawlsas. Hegelis po Antrojo pasaulinio karo taršytas, paskutiniu metu jis yra apibūdinamas kaip laisvės filosofas. Tai yra, nors aš tiesiog čia noriu apsiginti, kad kaip Lietuvoje šitą dalyką pasakei, tai čia pasinaudos kaip nuoroda į Hegelį, prūsiškos valstybės garbintų. Visiems žinau, kad taip atsitiks, bet nes, žinot, man atrodo, geriausias primitivistinis menas visada yra vaikų primitivistinis menas, nes jie tiesiog daugelį dalyko nežino. Jų nekankina jau susiformavę meno autoritetai. Šeštas prieštaravimas pasireiškia per požiūrį į ideologijas, aš suprantu, kad pavargot, bet trumpai apie ideologijas. Iki 18 amžiaus pabaigos, pirmakursiai iki ten ir daėję yra šiuo metu, mes apie politiką mąstėm be ideologijų. Neblogai ir visiškai mums šitų špargalkių, kurios vadinamos ideologijomis, nereikėjo. Dabar ideologijos yra politinės veiklos pagrindas. Ideologijos yra nusižiūrėtos iš krikščionybės, jos yra sekuliari piliečių sielų ganimo forma, toks sekularizuotas krikščioniškos doktrinos variantas, tai yra būtina pagaminti tam tikras idėjas, būtina šitas idėjas įkišti piliečių galvas ir Marksas ideologus yra vadinęs geras terminas idėjų gamintojais. Reikia, kad būtų pagamintos idėjos ir įkištos į žmonių galvas. Viešųjų ryšių technologai šiandien iš tikrųjų šitą uždavinį ir įgyvendina. Bet ideologijoms reikia tikėjimo. Matot, kaip pasimi iš religijos, toliau tave persekioja tai, iš kur tu paimi. Ir šiandien šito tikėjimo ideologijomis jau nėra, arba šitas tikėjimas stipriai nyksta. Nes kalbam apie ideologijų pabaigą, arba filosofiškai dabar reikėtų sakyti kitaip, yra sugalvota, apie didžiųjų naratyvų pabaigą. Nežinau, čia saldžiau skamba. Apie didžiųjų naratyvų pabaigą, Liotaro stilium. Na ir kas atsitinka? Nyksta tikėjimas idėjomis, kurios yra parengtos politiniai kovai, yra tam tikri principų rinkiniai, kurie parengti politiniai kovai, bet prieštaravimas kur yra? Prieštaravimas yra ten, kad mes toliau negalim be ideologijų. Norit ar nenorit, tikėjimo ideologijomis nėra, bet šita politinė sistema gali funkcionuoti tik tada, kai yra ideologinis pasidalymas. Piliečiai vis labiau praranda tikėjimą ideologijomis, bet politinė sistema negali be ideologijų. Baudrillaras amžinatilsis sakydavo, kad ideologijos virto apgavystę, viešųjų ryšių technologijų manipulacijomis, bet jis užmirždavo pridurti vieną dalyką. Politinė sistema toliau negali be ideologijų. Aš manau, kad čia yra dar didesnė problema. Jeigu piliečiai vis mažiau pasitikė politinėmis ideologijomis, tai jie neišvengiamai vis mažiau tiki bendrų politinių žygių prasmingumu. Ir vis sunkiau sugeba susitelkti bendriems politiniams veiksmams. Dabar visi anksčiau nurodyti prieštaravimai, išskyrus paskutinį, vakarus stumia tą pačią kryptim. Kokia ta kryptis? Politinės valios paralyžius. Vakarių visuomenių piliečiai per pusryčius skaito laikraščius arba interneto portalus, bet tingi nueiti rinkimus ir nori tai padaryti per elektroninės bankininkystės sistemą. Ir tai pristatoma kaip labai pažangus dalykas. Visi tapo plepus, bet silpnavaliai darbininkai, kaip sakė Friedrichas Nietzsche, niveliuojantis kalną ir slėnį.
Ir jie karus stebi per kompiuterio ar televizorių ekranus, jie bijo save susijęti su kažkuo daugiau negu jų privatus ekonominiai interesai, jie yra politinio spektaklio stebėtojai ir žiūrovai, bet jie nenori būti veikėjais, nekalbant apie tai, kad jie nenori būti rimtais politinio gyvenimo veikėjais. Kai parašiau šitą visą paskutinę tiradą, noriu pasakyti, kad man jinai nepatiko, čia kažkaip net ne mano stilius, bet sunku atsikratyti minties, kad mūsų kultūros dvasia kažkaip krypsta į šitą pusę. Kadangi čia parašyta yra nevykusiai, paskaitykit Friedrichą Nietzsche, aš manau, pas jį viskas yra geriau parašyta, man toks įspūdis, kad jis aprašo kai kurias tendencijas, kaip spręsi šitie prieštaravimai pakankamai įtikinamai ir patikimai. Na, aš manau, kad intencija būtų tokia. Todėl belieka pristatyti paskutinį 7 prieštarą. Trumpiausias. Maksas Weberis parašė knygą Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia. Gali būti, aš šiandien dėl dabartinės krizės sakau, nes yra didesni ekspertai, kurie ją išmanot. Gali būti, kad šiuo metu stiprėja prieštaravimas tarp kapitalizmą įkvėpusios etikos. Aš nežinau, su Weberiu aš nenoriu sutikti, kad tai protestantiškoji etika, bet gali būti taip, kad kai atsirado kapitalizmas, iš tikrųjų jį įkvėpė tam tikrą etiką. Dabartinis kapitalizmo pavydalas šitą etiką išbarsto arba šitą etiką yra atmetęs ar paneigęs. Kad nebūčiau priskirtas prie dešiniųjų, nors visada garbė būti dešiniuoju, nes right yra right, recht yra recht, patys suprantat, o lievas yra lievas. Tai čia ne aš sugalvojau. Čia studentai sugalvojo. Kelis kartus girdėjau auditorijoje, kai jam nepatinka, kažkas sako lievas. Tai kodėl galvoju, galėtų sakyti pravas, bet kažkaip žodžių semantika to neleidžia daryti. Todėl aš pasinaudosiu kairiaisiais, nes pasinaudosiu Adorno ir Horkheimeriu, kairieji, ir jie rašo, vienas sakinys ir kitas jau sutrumpintas mano. Animizmas, žinot, tokia religijos forma, sudvasino daiktus. Industrializmas sudaiktino sielas. Prekės virto vertybėmis. Mano nuomonė, tai labai hegeliškas, nors kartu ir marksistinis požiūris, bet aš Markso prašiau, kad jis nesirodytų šitoj paskaitoj. Ir paskaitą leiskit pabaigti Weberiu vieną vietą iš jo straipsnio, kuris vadinasi Mokslas kaip profesinis pašaukimas. Weberis rašo, kaip jis gražiai mokėjo rašyti, jūs dabar pasiruoškit. Vieną Hegelio citatą nublankins visą mano paskaitą. Jisai rašo, galutinės ir sublimuotos vertybės pasitraukia iš viešumos. Girdėjot? Nėra atsitiktinis dalykas, ne tai, kad mūsų aukščiausias menas yra intimus, o ne monumentalus. Politikai reikia monumentalaus meno. Ne tai, kad šiandien tik mažiausiuose visuomenės rateliuose, tik iš žmogaus į žmogų, pianissimo gali pulsuoti tai, kas anksčiau, kaip pranašiška pneuma, šildama lyg ugnis, persmelkdavo didžiulės bendruomenės ir jas sulydydavo į vieną. Hegelis sakė, kad tautos valstybinė santvarka sudaro vieną dvasią su jos religija, menu ir filosofija. Weberis tik kitais žodžiais pakartoja Hegelio tiesą, tačiau tai jau skamba kažkaip neraminančiai. Mes turim šiandien suprast, ar mūsų kultūros dvasia nepradėjo prieštarauti mūsų politikos dvasiai. Tačiau tai jau yra kitos paskaitos tema. Ačiū uždėmesį. Jo. Bet linkiu TSPMI, kadangi reikia baigti paskaitą, kad jeigu kas nors bus blogai TSPMI, nesakykit, kad čia kaip lietuviai visi kiti įpratę, ne TSPMI.
Jie sako, ai, čia vėl blogai, toks pasyvumas. Pas mus turi būti taip, jeigu kažkas blogai, daryk gerai. Tai to reikalauja respublikonizmas. Jeigu mes nepadarysim, tai niekas kitas už mus nepadarys. Ačiū visiems už dėmesį. Lankykitės kitose renginiuose. Aš manau, kad visą šią savaitę jūs iš čia galite neišeit. Aš lygiai tą patį Delfi sakiau vadoviai, sakau, o kam jūs dar čia? Jūs turit būti tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutė, nes šią savaitę mes visą Lietuvą galim maitinti paties aukščiausio lygio renginiais, išskyrus, aišku, šitą paskaitą. Iki sekančio karto.